Klausimas. Tokioje gimnazijoje, su prityrusiu vadovu, su prityrusia mokytoja, vaikas nerado su kom pasikalbėti. Jūs įsivaizduojat, kas vyksta? Ir tokių problemų čia sėdintys tėvai salėje turi ne vieną ir ne dvi. Kažkokios tai sutartis, kurių kiekviena mokykla turi vis kitokią, o bendravimo nėra. Nes juk jūs, tėvai, ateinat į mokyklą ne tam, kad išgirstumėt, kad jūsų vaikas, neduok Dieve, neklauso, blogai mokosi, ar dar kažkas nutiko. Jūs turite ateiti į mokyklą tam, kad gautumėt pagalbą iš kvalifikuotų pedagogų. Ir turi vykti